Na, tai sveikos merginos. Štai ir aš, Ramunė iš Panevėžio. Ir šiandien išvykstu atostogauti. Yra šeštadienis ir rodau, ką padariau nuo antradienio. Tai štai padariau šitos blynus. Kaip matot, atsirado kas čia puodinė, iš kurios bėga saldžiai sirupas ant blynų. Atsirado truputį čia uogytės, atsirado čia vafono daugiau. Pasiuvinėjau ir kelis bekstičius padariau. Va, matot blynus. Ir pasidedu dabar, čia šuns plaukas, ir pasidedu dabar šitą darbą, jo tikrai nesivešiu. O ką vešiuos, aš jums parodysiu jau video, parodysiu, ką aš pasiėmiau kelionį, nes dabar jau viskas supakuota ir nebenoriu traukti. Iki. Na ką, merginos, prasidėjo mano atostogos, jau esame Prancūzijoje, Bresto mieste. Čia mūsų uostas. Ir dabar aš einu link savo laivo. Na, kiek čia laivų. Truputį dreba. Štai mūsų laivas su dviračiais. Turim dviračius, turim dingį, pripučiamą laivelį, dviračius, su kuriais galim pasivažinėti. Va. Ir einam į vidų pasižiūrėti. Štai pavadinimas Vivace ir vėliava. Vieninteliai, ko gero, Lietuvos vėliava čia, šitam uoste. Na ir parodysiu, kaip mes čia gyvenam. Tai va čia visų pirma, čia yra toksai sandėlinis sandėliukas, galima sakyti. Čia mes dviračius laikom, visokius reikalus. Ten yra vienas gultas miegojimai. Tai čia viena kajutė, paskui išlendam, čia yra virtuvė, čia yra šaldytuvas, viryklę turim orkaitę, bet aš jos nenaudoju dėl to, kad jinai yra dujinė, dujas taupom. Čia va kriauklės dvi, įsivaizduojat, aš namuose tik vieną turiu kriauklę, o čia dvi. Šita yra kriauklė naudojama iš bako vanduo, o čia galima iš jūros pasimti vandenį, jeigu kažkokį praskalbt reikia kažką. Čia yra lentynėlės, va, čia yra produktai sudėti, va čia, va, daržovės visokios. Čia, čia yra va, kruopos, tiesiog aliejai, šita druska, čia yra lėkštės, indai, čia yra arbatos, va, spintelių visai užtenka, stalčius turim. Toliau čia eina, va, žiūrėkit, čia yra miegojimas, vienas žmogus gali miegoti, čia kitas žmogus gali miegoti. Truputį dabar dar po kelionės, mes kada čia naktį atplaukėm, atvažiavom naktį, tai dar ne viską susitvarkėm. Va, ir tai va, tai čia va, tai reiškia dar vienas gulėjimas, taip, čia yra pagrindinis toksai kaip salonas, galima sakyti, čia vat stalas, ant kurio mes valgome. Toliau einam toliau ir dar yra priekinė kajutė. Tai priekiniai kajutė dabar ką tik išsinešėm skalbti patalus. Ir va čia vat yra priekinė kajutė. Ten lentynos, irgi pilnos daiktų pridėtos, čia vat gultai. Tai va, štai taip mes ir gyvenam laive. Va. Čia yra kapitono stalas, bet irgi kol kas dar nesusitvarkėm, nes tiesiog reikia išsidėlioti visus daiktus į kampus. Čia irgi yra vat lentynėlės su spintelės dvi, čia irgi maistą laikome, čia po tais gultais irgi galima pasidėti, palaukit, pabandysiu, va čia vat yra, matot, va, skyreliai ten vandenį laikom ar dar ką nors laikom. Turim netgi ir tualetą, pasižiūrėkite, o vau. Prabanga kaip reikalas ir tūlikė yra kriauklė. Tai va, tokia mūsų vasara bus, eilinė, kaip aš sakau, jau kitaip vasaros net neįsivaizduoju. Kaip gyventi laive ir kažkur plaukti. Tai dabar laukiam dar vieno keleivio, rytoj pirmadienis ir rytoj išplauksim iš šito uostelio, kažkur pakrantėm dabar plauksim tolin. Tai sveikos dar kartelį. Kaip matote, atostogos jau man prasidėjo, sėdžiu laive ir parodysiu, ką aš pasiėmiau atostogom. Dabar maždaug mėnesį laiko būsim išvykę
Ir nežinau, čia matosi ar ne, saulė šviečia, tai va, saulės apšviesta sėdžiu, šilta, gera, ką matau, ką filmuoju, bet pabandysiu. Taigi matot, prieš save ne tik siuvinėjimą pasiėmiau ir siūlus. Tai vienas yra, reiškia, šitas, va, matot, toks, vėl darysiu tokią panašią, užsinorėjau vasarinę bliuzelę tokią, jinai kiaura, yra patogu tai, kad tai yra mezgama, neriama ratu, viskas toksai šešiakampis, neriamas ratu, nieko galvot nereikia, kelioniai labai patogu, paskui tik tai perlinki, va taip, perlinki ir susiūni. Ir aš galvoju dabar daryti ne megztinį, o bliuzelę. Tai man dar čia truputį trūksta kelių eilių. Pradėjau antrą dalį ir pasižiūrėsim. Toliau pasiėmiau dar tokį siūlą. Va, tai jisai yra pereinančių spalvų. Va čia gal geriau šitoj pusėje matosi. Jisai keičiasi spalvos, bet čia labai fainas, malonus siūlas toksai. Tai iš jo irgi bandysiu nusinerti vasarinę bliuzelę. Nes kai plaukiam jūroje, siuvinėti sunku. Na, nebent visiška ramybė, nebanguoja, tai dar tada galima, bet nerti labai visai nieko, visai patogu. Tai va, tai tokius siūlus, tai bus rankdarbiai tokie ir dabar parodysiu, ką aš pasiėmiau iš siuvinėjimo. Tai siuvinėjimai pasiėmiau štai šitą pagalvę, jau minėjau, kad ją tikrai imsiu, nes aš noriu ją padaryti kuo greičiau, o čia, kadangi yra, pasižiūrėkit, labai didelės skylė, šiuo atrodo 10 kaunto kanva. Ir kiek aš turiu dabar jos. Štai tiek. Iš kurios pusės žiūrėti čia nesvarbu, tai vad galiu parodyti, jeigu jų matysis. Va, šitoj vietoje esu. Čia lapelis tas padarytas, čia truputį. Tai va, ir turiu sagą. Jau turiu, tai bus tikrai lengviau siuvinėti ir bandysiu šitą darbą pasiuvinėti. O kągi aš dar pasiėmiau? Šalia to, kad nebūtų nuobodu ir nereikėtų siuvinėti visą laiką vieno darbo. Mes kaip visada norim kažką daugiau padaryti. Tai aš prisiminiau, kad aš turiu štai tokią kosmetinę. Kosmetinė tokia. Ir čia va galima išsiuvinėti. Va čia yra užkišimas rankos. Čia galima išsiuvinėti. Tik aš dar nesugalvojau, ką siuvinėti. Renkuosi schemą, bet dar nežinau, ką išsiuvinėsiu. Tai čia tokia nedidelė kosmetinė, grinai į rankinuką, į kuprinę labai smagiai susidėti tai, kas tau svarbiausia. Tai yra lūpdažis, veidrodėlis, ką čia dar šukas, jeigu reikia, vazelinas, nežinau ką dar. Tiesiog smulkius dalykėlius galima raktus įsidėti, dar kažką. Tai va, bandysiu, ieškosiu schemą, ką čia išsiuvinėti. Neapsisprendžiu, ar kokį gamtos elementą siuvinėti, gėlytės, ar paim, pavyzdžiui, išsiuvinėti kokį lūpdažį, nežinau, dar galvoju. Tai va, toliau, taip, ką jūs čia matot laivo denį, dar pasiėmiau štai tokius 2 rinkinius. Aš juos jau turiu senokai, tai yra vadinamas beskarnių rusiškai, lietuviškai, manyčiau, tai yra adatinė. Tiesiog adatinė, labai tokia faina, smagi adatinė. Viena, va, matot, su drugeliais bus, kita bus su aguonom. Matosi? Man saulė šviečia, aš nelabai matau, ką filmuoju. Tai bus kaip bus. Su aguonom. Tai šito nepakuoju, jisai supakuotas yra. Aš šitos rinkinukus pirkau, va, žiūrėkit, kitoj pusėje rodo. Rinkinukus šitos pirkau iš vienos moters, kuri išpardavinėjo savo turimus rinkinius. Ir šitas adatinės aš jau senai norėjau pabandyti. Bet kažkaip vis nežinau. Laikydavausi, kad nepirkti, o paskui, kadangi buvo išpardavimas pas moterį, tai pasiėmiau. Tai va šitas yra išpakuotas, be celofano, tai galiu parodyti, kas čia yra. Tai yra siūliukai. Iš karto, va, mato, duoti siūliukai visi. Gražios spalvos, aš net neišvyniojau nieko. Medžiagos gabaliukai, labai nedideli. Va, žiūrėkit, uždėsiu ant delno. Va, tokie va maži gabaliukai. Jau iškart sukarpyti 2 gabaliukai. Schemutė. Kaip čia palaukti, užtinkuojam. Čia va, tai yra viena pusė schemos, čia kita schemos pusė. Ir čia yra raktas, ne? Ir viskas. Ir viskas labai paprasta.
Įmu siūlus ir siuvinėju. Aišku, reikės rankoje laikyti medžiagą, dėl to, kad toksai mažas gabaliukas nėra net kaip, neturiu aš tokio lankelio, kad galėčiau jį į kokį lankelį ištempti. Tai reikės rankose, tiesiog bandysiu. Nežinau, kas gausis. Tai va, šiandien yra pirmadienis, tai šiandien imsiu siuvinėti štai šitą darbą. Man atrodo, noriu šitą darbą pajudinti. Kiek gausi šiandien, kiek gausi rytoj, antradienį. Ir jeigu pavyks, aš rytoj jums tada nufilmuosiu, kas man išėjo. Ir pamatysite, kokia gavosi mano savaitė. Tai iki, einu siuvinėti. Tai sveikos, tai dabar esame jau Konkorno miestelyje, matėt vaizdus iš jo ir dabar rodau, ką man pavyko padaryti. Vis dėlto aš nesiuvinėjau nieko, tik tai nėriau. Tai vakar plaukėm visą dieną ir dabar išnėriau antrą dalį bliuskės. Tai va, pasižiūrėkit, kas gausis, čia reikia susiūti ir tada va taip gausis, bet dar truputį trūksta. Dar jinai tokia nedidukė atrodo, dar reikia pasitobulinti. Ir patinka tai, kad šitie siūlai tokie, matot, pereinančių spalvų ir labai fainiai išsidėlioja. Ir ką aš dar galiu pasakyti jums, gal dabar parodysiu tą vietą, kur mes esam. Čia, tarp laivų stovim. Ir noriu pasakyti, kad gali būti, kad neišeis kiekvieną savaitę arba kiekvieną antradienį rodyti video. Kaip ir vakar visą dieną plaukiam, nepavyko. Tai šiandien yra trečiadienis ir tiesiog pagal galimybę. Ir aišku, šį kartą nesuksiu ruletės, tai pasidarykime vasaros atostogas visos, kad jūs galėtumėt ramiai siuvinėti, kas žaidžiat mano ruletę. Tiesiog vasarą vis tiek mažiau laiko siuvinėti ir aš irgi parodysiu tai, ką man pavyksta padaryti. Parodysiu vaizdų kelionės ir susitiksim su rulete galbūt jau rugpjūčio pabaigoj. Vasarą pailsėkim, atostogaukim, atsipalaiduokim, nes savotiškai vis dėlto ruletė įpareigoja mus kažką daryti, neatsilikti. Tai va, dar parodau laivus kelis, kaip čia uostas yra. Ir ką, merginos, tai susitiksim. Gero žiūrėjimo ir pasimatysim jau, aš tikiuosi, po savaitės. Ir dar noriu pasakyti, mes įrašinėjom savo kelionių video, tai įdėsiu apačioj kanalą, kuriame yra mūsų kelionės daugiau. Tai yra Sailing Vivace, tai kam įdomu, prašau prenumeruoti tą kanalą ir stebėti mūsų kelionės įspūdžius.